Visiems labuko ir šiandien mes auginsim beanstalką per Grow a Garden privačiam serverį. Vieni žiūrėsim, žinau, ką daro tas žalias žmogeliukas, jeigu jis dar yra, jis dar yra. Ir tiesiog žaisim Grow a Garden. Tai pradedam. Pirmą mes auginsim beanstalką. Jo aš jau truputį nedėjau, bet nieko tokio. Tropical plants, tropical. Pagal mane čia turėtų tikti visokie mango, kiwi, dragon fruitai ir kokonutai. Tai bandom juos rinkti ir įdėsim. Kokonutų aš jau neturiu, nes aš visus surinkau. Nuo šito rinksim labai daug dragon fruitų. Ir dar pagal mane turėtų truputį tikti kukurūzai šitie. Aš pažiūrėsiu, ar iš manęs paėmė kukurūzus ar ne. Kukurūzų nepaėmė. Dragon fruitų kažkodėl tai irgi nepaėmė. O kokonutus paėmė bent jau. Kokonutus paėmė. Tuoj, aš greitai pažiūrėsiu, ką reiškia tropical ir toliau žaisim. Aš suradau tik tai vieną, tai tipo, kad kelias dalykus, kad tinka tomato ir bananas. Tai dabar bandysim su mango. Tai žiūrėkit, paimam mūsų, jeigu turim harvest wool, jeigu neturim nusipirkam. Surinkam šitą nuo medžio mango ir varom čia, žiūrėsim, ar mums duos kažkiek pointų ar ne. Pažiūrim dabar, ar paėmė mūsų mango. Mango paėmė. Jo, visą paėmė. Dabar varom tada. Surinksim dar vieną mango. Mango. Va čia pas mus mango yra. Va. Aš neatsimenu, ar šitai tinka, bet aš jūs irgi surinksiu. Va čia irgi iš kampučio surinksiu viską. Dar nuveisiu. Va čia priekyje viską surinksiu. Nešam iš naujo. Kitam video žaisim MM2, Murder Mystery. O kol kas Grow a Garden. Dar turim 2. Nelabai aišku, gerai. Ar peperiai tinka ar ne? Bet šitie dar, man atrodo, turėtų tikti. Užlipsim. Opa. Varom. Ir kiek tu mums duosi? Jie netinka. O kodėl tiek mažai visko tinka? Parasiduoka. Davai. Aš paimsiu burning būdą dabar vieną. Ir tikiuosi jis tiks. Aš paimau vieną burning būdą. Žiūrėkit, čia. Aš patraukiau jį iš rankų. Ne. Ką mes dar galime pabandyti? Sugar apple. Aš nežinau, man atrodo jis netiks, bet galima pabandyti, aišku. Tikiuosi dar jau greitai atsinaujins ir jis norės kokį flavor ar ko. Bet aš dar nežinau, man kodėl tai nesirodo laikas, po kiek atsinaujins. Aš prieinu, man nesirodo laikas. Bet tokie. Ne. Beanstalkai irgi netinka, kaip aš supratau. Gal turiu dar truputį bananų ir kokonų.
Nu, tai truputį užaugo čia. O ten irgi jau truputį užaugo. Užšoktų jau, nu. Ui. Maži kokonutai. Vėgi gal surenksiu, gal tiks. Lauksime ten dar kokonutų liko, ar ne? Taip, pažiūrėjau. Va, čia liko truputį. Jo. Dabar. Nežinau, kiek kartų šitas. Nežinau, kiek kartų šitą dar sakyti. Iš naujo duodam šitą. Pagaliau bent jau kažkiek liko dar 220 kažkur, nežinau. Na, dabar nelabai čia stengiausi skaičiuoti. Tai, prie šito truputį vėliau grįšim, o dabar eisim į temą, ką daro žalias žmogeliukas ir ar tai tiesa. Varom tikrint ir pirmą gal tikrint iš karto ir nereikia, nes jeigu tu paeisi va čia ten, kur yra šitas seed shopas, va ten tu jį pamatysi. Va iš viso, aš nežinau, ar jie gali būti du, bet pas mane jis tik tai vienas. Tuose kampuose jų nėra, tai jis tik tai šitam, kur yra temos, kuris pardavinėja visokius seedus. Mes su juo kalbam, what are you? Nu, aš ten moku anglų pats perskaityti. Ir tada čia nieko nedaro tas never meet. O va šitas I want to join the cause. Tu gali paspausti, jis tau ten kažką tai dar, man atrodo, sako. Welcome. Tu paspaudi. Ok. Ir tu tampi va tokiu žmogeliu. Pas tai nebūtinai turi būti toks veidas, žinokit šitą. Tai va. Aš su kalbėsiu. I want to join. Pala. Ok. Dabar. Eisim tiesiog žiūrėti dar visokius gal mifus ar kažką tokio. Ir norėčiau paprašyti, kas gali duokit gerų pietų, aš sumokėsiu pinigais, nu jeigu jums tiek tinka. Nu, aš turiu PM8 kvadriljonus. Dar viena nesąmonė. Jeigu norite pridėti mane į draugus, mano vardas, tas, kur pilkai pažymėtas. Ir dar man labai reikia pagalbos, kad užauginti mano bumblosamus. Va, to jums parodysiu. Aš ant jų labai noriu mutacijų, to jie va. Tai prašau, padėkit kažkas, nes aš labai noriu gerų bumblosomų. O dabar einam į žaidimą. Dabar pas mane pas jūs klausimas, ar jūs žinot legendą apie Talbeikon? Jo, vieni sako, kad tai tiesa, kiti netiesa ir kad čia skemas. Aš nežinau, iš kur atsirado tą legendą, bet mes ją dabar pabandysim. Va. Mes turim rašyti, kaip aš žinau, Talbatson. Talbatson. Šiaip pagal viską turėtų trečią užbliūrinti, bet kažkodėl tai pas mane šitas neatsitinka. Tada tu turėtum pasislėpti savo gardenį arba kažkur kitur. Tai mes varom greitai, pasislėpiam tada. Nebūtinai tiesiog čia. Dar viena, man atrodo, tokia taisyklė yra, va, aš tiesiog va čia atsistosiu, žiūrėkit. Tuoj. Na, tai jo, aš matausi, bet man nesivaldo. Nu gerai, gal ir nesislėpsim, tai žiūrėkit. Dabar tiesiog reikia apsižiūrinėti, vaikščioti ten
ir gali pamatyti, jis gali kviesti draugus, šito nepriimkit, net jeigu čia ir netiesa, nes tada bus blogai, tipo jūsų akauntą jis paims ten ir jūs prarasit savo akauntą. Neatsakinėkit jam, jeigu jis rašo čate, tipo va čia. Na ir šiaip nekreipkit į dėmesio ir geriau nebandykit šitas legendas. Bet mes vis tiek pabandysim. Jeigu jūs jį pamatysit, parašykit man rašo, aš vadai tiesiog dabar kelis kartus praeisiu tiesiai ir atgal. 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 Tuo palaukit šitą vietelę mes apeisim. Dar žiūrėsiu truputį po žemę. Jo nėra, tai kol kas mes varom toliau žaisti. Bandysim legendą, kur turėtų pasijudinti gnomas, kai tu padedi į va tokiam trinkui. Jau kažkas atsitiko, nes aš jums prižadu, pas mane va čia per vidurį buvo gnomas. Aš jums tiesiog sakau tiesą, prašau, patikėkit. Aš neatsimenu, bet jis pas mane čia buvo. Man atrodo, arba beikonas, arba panašus į šitą, aš nežinau. Bet aš jį pabandysiu surasti, jeigu nerasim, tai varysim, padėsim naują. Ta, kurį aš dėsiu per vidurį, jau paruošiau, jis va ten pas mane kol kas. O dabar ieškom gnomą. Jis gali būti visur, bet man nebaisu pamatyti tą žalią čiūčelą kažkokį. Gerai. Čia jo nėra. Jo kažkodėl tai nėra, tai aš padėsiu geriau naują. Nu, va, tokį naują tada padėsim. Teisingai, jo, pasakykite, jeigu kažką padariau, tipo neteisingai ir kažkas sakė. Paimam mūsų gnomą į vidurį ir pasukam va taip. Čia galima sakyti, atrodo, kad visi gnomai nori užpulti. Bet taip jie visi žiūri ir jo nemėgsta. Arba tik pasveikina visi su gimtadieniu. Su gimtadieniu ten kažkas dar. Bet šitas irgi pas mane truputį, man atrodo, neteisingai stovės. Va taip kažkas. Jo. Ir dabar galima jį kaip tik patemti putį į va čia kažkur ir va taip. Opa. Grįšim prie jo po kelių minučių, o kol kas mes jį paliksim čia. Va toks pas mus trikampis, aišku, labiau kaip rutulys. Tai to aš pataisysiu, geriau realiai va taip. Arba taip, va, nu gerai. Paliksiu kaip rutulį, po to jau ką pataisysiu. O dabar mes tiesiog pavaiksiu, tak pažiūrėsiu ir jeigu gnomas pasijudins, aš pamatysiu, kad jis pasijudino, aš būtinai pasakysiu. Tai va. Kol kas mes apie kažką tai pakalbėsim, arba aš jums kažką tai pasakysiu. Jo. Tai va, noriu jums pasakyti, kad jūs mane galite pridėti draugus, galima daryti reidus. Ir dar noriu parodyti, kokiu aš turiu gyvūnų. Jo, jie, aišku, blogi kol kas. Nes aš dar gerų negavau, bet tuoj. Aš viską dabar sudedu. Aš turiu Mochi Mouse, kaip čia tarėsi, tuoj parodysiu. Flakošinai. Va. Aš violetinę. Duodu tikrai, ar tik tai už pinigus, arba už gerą kažkokį tai petą. Ieškau paprastą arba koruptą kicūną jau ką.
Tai va, dabar mes dar nuveisim iš šopo, pažiūrėsim, kokių sėklų yra. Ir tada eisim pažiūrėti, ar neprapuolė mūsų gnomas. Varom. Nu, kokonutą gal ir nupirksiu, nežinau. Tuoj. Kokonutą dar galima nupirkti. Taip. Šitam šopė aš viską nupirkau, jo viską. Nu, varom dabar pažiūrėti. A jo nėra. Aš kaip paskutinio galvojau, kad čia netiesa, bet dabar aš tikiu. Nu, varom jį tada surasim. Šiaip pas man atrodo, kad jis kažkur tai gali būti ant Boon Blossom arba va čia. Ne. Boon Blossom arba ant tvoros. Nėra. Tada varom dar pažiūrėsim mano parduotuvę. Čia jo nėra ir čia nėra. Tada užlipsim į viršų, pažiūrėsim. Ar nieko nėra. O, va, jis čia sėdi. Nu, keista šiaip, kad jis judinasi, bet tokie gal dar prapuls vieną kartą, nežinau. Šiaip, ant šito mes jau turbūt baigsim video, tik tai, na, pasakyt, pridėkit mane į draugus, labai laukiu, rašykit komentarus, jeigu jie įjungti ir prenumeruokit mano kanalą ir nepamirškit apie laikus ir visiems ate.